Vartojant GLP-1 vaistų svoriui mesti, maisto triukšmas jūsų galvoje pagaliau nutilo. Na, bet dabar nustojot juos vartoti ir kas atsitiko? Alkis grįžo su dviguba jėga. Ir tai ne šiaip sau alkis, nes gali ateiti toks jausmas, kad visiškai prarandate kontrolę. Ir galbūt dabar jau esate gerokai mažesnėme kūne ir paniškai bijote, kad tas svoris ataugs ir bijote tą naująjį kūną prarasti. Ir ką aš pastebėjau, kad pas mane į terapijos kabinetą vis daugiau ateina žmonių susidurinčių būtent su šia baime. Ir jie pradeda griebtis tokių, netgi sakyčiau, drastiškų priemonių išlaikyti tą mažesnį kūno svorį. Jie griebėsi alinančių sporto programų ar net visokių maisto šalinimo dalykų kaip tyčinis vėmimas ir panašiai. Ir tai jau yra sutrikusio valgymo pradžia. Tad jeigu jaučiate, kad jūsų santykis su maistu tampa tarsi kova už išlikimą, yra pagalba, specializuota pagalba ir jums nereikia bandyti vienai kažkokiu būdu išspręsti tas problemas, aš galiu padėti, parašykit žinutę ir pasikalbėsim.